Sveiki visi, mano vardas Laimonas, aš esu 2 metų skubios medicinos gydytojas rezidentas. Šiuo pirmu EKG atveju pradedu EKG blogą, kuris skirtas visiems prijaučiantiems medicinai. Idėja būtų panagrinėti vieną atvejį per savaitę. Jeigu matysite, kad jums tai naudinga, jums tai patiks, galėsime skaičių padidinti nuo 1 iki 2, tai priklausys galbūt nuo jūsų. Todėl mielai kviečiu diskutuoti, komentarus, rašyti savo mintis, dalintis patirtimi, mintimis, kritikuoti. Tačiau jeigu kritikuosite, prašyčiau tai daryti gražia literatūrinė lietuvių kalba. Taigi pirmasis atvejis – 73 metų vyras, kuris kreipėsi į universitetinės ligoninės skubios pagalbos skyrių su nusiskundimais širdies permušimo jausmas. Aš nesivelsiu jo anamnezės detalės, bet pabrėšiu, kad be širdies permušimo jausmo daugiau klientas skundų nežymėjo. Ta dieną skubios pagalbos skyriuje dirbo itin profesionalus personalas, vardų neminėsiu, tik pasufleruosiu, kad tai vienas geriausių paramedikų Lietuvoje. Tarp kitko jis vairuoja raudoną Mazdą ir jo širdis tikrai laisva. Jis itin susirūpino šio pacientų ir užrašė jam be galo kokybišką 12 derivacijų elektrokardiogramą, kurią ir matome ekrane. O mes matome, manau, neprieštarausite, jog šį vaizdą pavadinsiu siaurų kompleksų reguliaria tachikardija. Nenoriu labai gilintis į vaidumo sistemos sutrikimus. Pacientas pirmoji derivacijai turi RSR vaizdą, kas galėtų sufleruoti dešinės viso kojytės blokadą, bet QRS kompleksas tikrai trumpesnis negu 0,12 sekundžių, todėl tai galima traktuoti kaip nepilną dešinės viso kojytės blokadą. Taigi apie ką galvojame, kai kalbame apie siaurų kompleksų reguliarią tachikardiją. Turime vieną iš 3 variantų – sinusinę tachikardiją, supraventrikulinę tachikardiją ir prieširdžių plazdėjimas. Paprasta. Ir jeigu atsiminsite šios 3 ritmo sutrikimus diferencijuojant siaurų kompleksų reguliarias tachikardijas, jūs padengsite 90%. Dabar kaip atskirti šios 3 ritmo sutrikimus? Jums tai reikia sakyti vieną klausimą, ką veikia prieširdžiai. Jeigu atidžiai pažiūrėtume į mūsų dėduko elektrokardiogramą, gana sudėtinga ir aš nesu tikras ir matau reguliarius aiškius QRS kompleksus, kurių tikimės prie sinusinės tachikardijos. Tačiau šį pacientą gydę gydytojai interpretavo, kad 2/3 derivacijų lygtai mato PQRS. Ir diagnozavo šiam piliečiui sinusinę tachikardiją. Kai kažkas iš jūsų turbūt žiūrite ir galvoja, tai nežinau, ar tai iš tikro T dantelė. Gal tai iš tikro T dantelė ir tai yra supraventrikulinė tachikardija. Kai kurie iš jūsų dėl kitų priežasčių manote, kad tai prieširdžių plazdėjimas. Taigi, kas nutiko šiam pacientui? Toliau, kaip minėjau, pacientui buvo diagnozuota sinusinė tachikardija, skirta 1000 ml izotoninio tirpalo su spėjimu, kad pacientas turbūt yra dehidratavęs, kas sąlygoja sinusinę tachikardiją. Tačiau po litro tachikardija neišnyko, todėl manant, kad pacientas buvo labai dehidratavęs, paskirtas 2 litras izotoninio tirpalo į veną. Ir šį kartą be jokio rezultato, todėl paskirtas 3 litras, skyriaus vadovui tos lėšų švaistymas tai vargiai patiktų. Ir po 3 litro izotoninio 3 valandų sausakimšam pridusinio skubios pagalbos skyriui, išliekant ritmui 135 kartų per minutę, keli gydytojai nusprendė atidžiau pažiūrėti paciento elektrokardiogramą. Galiausiai jie suprato, kad pacientui prieširdžių plazdėjimas su skylelė atspaudu su 1. Ir šis ritmas persistavo visą laiką. Džiugu, kad pacientas nedekompensavo širdžiai plakant 135 kartų per minutę, dažniu be reikalo tiek valandų, nors toks ritmas yra darbinis ilgų distancijų bėgiko ritmas, o mūsų pacientas tikrai nėra Kylian Jornet. Ir kai diagnozė buvo pakoreguota, pacientas buvo sėkmingai pagydytas. Nesigilinsime, kaip tikriausiai su kokiais kalcio kanalų blokatoriais. Taigi, norėčiau dar keletą minučių skirti prieširdžių plazdėjimui, nes tai yra viena dažniausiai klaidingų diagnozuojamų disritmijų.
Pradėkime nuo to, kad kiekvieną kartą, kai pamatote skilvelių dažnį 150 plius minus 20, galvokime, kad paciento prieširdžiai plazda, kaunai rodyto kitaip. O kaip tai padaryti, reikia būti šiek tiek paranojiku, reikia atidžiai žiūrėti visas 12 derivacijų, ypač pirmą, ten geriausiai matos danteliai. Ir neišsižadėkit plazdėjimo, kol nepražiūrėsite visų derivacijų kaip paranojikas, nes dažnai tos plazdėjimo bangos slepiasi ar vienoje, o kartais tik dviejose derivacijose. Ir jeigu tikrai nepažiūrėsite atidžiai, jūs galite pažiūrėti plazdėjimą ir klaidingai nustatyti diagnozę. Leiskite dar peržiūrėti kelis įdomius atvejus su klaidingai nustatytų plazdėjimų viso to pasekmėmis. Pažiūrėkime į šią elektrokardiogramą. Šis pacientas turėjo prieširdžių plazdėjimą ir buvo klaidingai diagnozuotas su sinusine tachikardija. Manau, kad priežastis šios klaidingos diagnozės buvo, kad gydytojai pažiūrėjo į V3 derivaciją, pamatė kažką panašaus į PQRS, V4, gal irgi matosi. Tačiau palaukite, matome, kad širdies sutraukimo dažnis yra 150 plius minus 20, todėl reikia būti paranojiku ir žiūrėti visas 12 derivacijų. Ir su lengvu paranojos laipsniu atkreipkime dėmesį į pirmą ir antrą standartinės derivacijas, kur pamatysime putantelius slepiančius. Šis pacientas praleido skubios pagalbos skyriuje 4 valandas, gaudamas intraveninius skysčius, galvojant apie dehidratacijos sukeltą sinusinę tachikardiją, tačiau širdies sutraukimo dažnis laikėsi apie 150, o galiausiai vėl kažkam kilo mintis, kad tai prieširdžių plazdėjimas. Kitas atvejis, kai plazdėjimas buvo klaidingai diagnozuotas kaip supraventrikulinė tachikardija, EKG aparatas šį ritmą interpretavo kaip supraventrikulinę tachikardiją, todėl gydytojai pacientui davė adenoziną. Adenozinas nėra blogas pasirinkimas, nes jis suretina skilvelių dažnį, nors jis nekeičia prieširdžių dažnio, tačiau suretėjus skilvelių dažnį galima lengviau vertinti ritmą ir gerbiami kolegos geriausiai nustatė, kad tai plazdėjimas. Nors tai nebūtų buvę reikalinga, jeigu jie būtų sakę, draugai, juk širdies sutraukimo dažnis yra 150, mums reikia būti paranojikais ir žiūrėti atidžiai visas 12 derivacijų. To pasekoje, trečioje derivacijoje, standartinių derivacijų būtų pamatę V2 derivacijų matome neigiamus tačiau mūsų akys iš tikrųjų nėra prisitaikiusios matyti neigiamus pudantelius. Dar vienas atvejis, kai pacientui buvo klaidingai nustatyta sinusinė tachikardija, pacientas praleido ilgą laiką skubios pagalbos skyriuje, kol galiausiai buvo teisingai nustatyta diagnozė pro šalį ėjusio konsultanto. Kreipkite dėmesį į V1 derivaciją. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad labai dažnai V1 derivacija yra pati tinkamiausia ieškoti pudantelių. Matome tik plazdėjimo bangos, o jeigu atkreiptumėte į apatinės derivacijas, tarkim antrą standartinę derivaciją, matome neigiamus pudantelius. Kaip minėjau, mūsų akys iš tikrųjų nėra prisitaikiusios atpažinti neigiamus pudantelius. Štai ką norėčiau jums parodyti. Dauguma jūsų tikriausiai pažiūrėję iš karto pasakytume, kad tai žymus paveikslas Mona Lisa. Taip, tačiau prisiminkite, kad kai vaizdas yra apverstas, mes ne taip gerai jos matome. Leiskite man šį paveikslą apversti. Štai ką jūs pavadinote Mona Lisa. Tai juk ne Mona Lisa, tai jos liūdnoji dvynė sesuo. Vardo jos tikrai nežinau, bet jie tikriausiai nenorėtumėte draugauti. Šiuo pavyzdžiu tik norėjau parodyti, kad mūsų akys nėra prisitaikiusios matyti daiktus taisyklingai, kai jie yra apversti.
Ir kažkodėl manau, kad toks pat fenomenas galioja su tų bangomis. Todėl štai jums vienas triukas, kuriuo norėčiau su jumis pasidalinti visą laiką, kai jau norėsite atsikratyti plazdėjimo diagnozės, apverskite 12 derivacijų elektrokardiogramą aukštyn kojomis. Ir taip padarius pamatysite, kad tu bangos pasidaro teigiamus ir jums iš karto pasidaro aišku dėl diagnozės. Norėčiau parodyti jums dar kartą mūsų pirmo paciento elektrokardiogramą. Ir apvertus ją, antroj derivacijai, matome P. Tai iš karto suteikia mums galimybę daug lengviau diagnozuoti prieširdžių plazdėjimą. Štai dar vienas pavyzdys. Šis pacientas buvo klaidingai diagnozuotas su supraventrikuline tachikardija ir pažiūrėjus visas derivacijas, man gana sunku pasakyti, ar tai plazdėjimas, tačiau pabandykime pirkti šią elektrokardiogramą ir antroji derivacijoje tikrai matome Dar vienas pavyzdys. Elektrokardiografo aparatas pateikė diagnozę supraventrikulinę tachikardiją, nes nematė pudantelių. Gydytojai taip pat nematė pudantelių, tačiau žinant, kad apvertimo triuką pasidaro daug lengviau. Pirmoji derivacijoje tikrai matome Viskas darosi labai paprasta. Yra kitas triukas, kurį padarę galite lengviau priimti teisingą diagnozę. Tai tradiciškai elektrokardiograma rašoma 25 mm per sekundę greičiu. Tačiau jūs galite rašymą greitį keisti ir padidinti iki 50 mm per sekundę. Ir tokiu būdu jūs ištempiate viską ir kai elektrokardiograma tampa ištempta, plazdėjimas dažnai matosi daug geriau. Štai rodikliams pažymėti pudanteliai grąžinti dar. Tai tikrai paprastas metodas palengvinti kelią į teisingą diagnozę, nors mano vienas kolega, vardo neminėsiu, bet užsiminsiu, kad jis pavadintas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio garbei, aš jį vadinu profesoriumi. Tėvų sakytų, Laimonai, kam vargintis, duodam pacientui adenoziną, viskas pasidarys aišku. Profesorių, suleidus adenoziną pacientas tikrai nepatiria didžiulės euforijos, o jeigu netiki, galim pabandyti mini eksperimentą su tavimi. Aš manau, kad geriau nepatingėti ir užrašyti 12 derivacijų elektrokardiogramą padidintų greičiu arba paprasčiausiai apversti elektrokardiogramą aukštyn kojom ir tiesiog labai atidžiai peržiūrėti visas 12 derivacijas. Baigdamas norėčiau pabrėžti jums žinutę į namus, kad kiekviena elektrokardiograma susvyruoja reguliuoja tachikardiją, kai širdies trūkimų dažnis 150 ± 20 yra plazdėjimas, ponai įrodyta kitaip. Peržiūrėkite, tikrai peržiūrėkite visas 12 derivacijų paranojiškai, perskite elektrokardiogramą aukštyn kojom, ar tiesiog užrašykite elektrokardiogramą padidinimu greičiu, kas tikrai palengvins atpažinti prieširdžių plazdėjimą. Šiam kartui tiek. Laukti atsiliepimų, komentarų. Norėčiau pasakyti sveikindamas posakį, kurį nukopijau iš garsios laidos. Jis skambės jums taip, nei popieriaus, jums nei elektrodų. Dar pabaigai noriu patikrinti jūsų paranojišką dėmesį ir prašysiu surasti tiesiog 10 skirtumų. Man sekasi tikrai sunkiai, bet manau jūs gebėsite. Tai šiam kartui tikrai tiek. Ačiū. Iki.